Sveiki, dviratininkai. Na, šiandien esu darželiuose, netoli Marcinkonių. Susidėliojau apie 30 km maršrutą per miškelius. Iš tikrųjų nesu važiavęs čia nei kartą. Nežinau, kas laukia kelyje ir kaip visada tiesiog važiuosime ten, kur komutas rodo. Būkit su manim. Sandėliot medieną draudžiam. Nu, ant dviračio gal nesandėliosim. Elia, kai keliuks laukia. Eik tu savo. Ne, nu bet tai... Nu ką, žinau. Nu, komutas čia tai parodė, tai reikia važiuoti. Kopos visiškas. Nu, aš čia taip toli nenuminsiu turbūt. Ratai sminga. Kiek čia to kelio? 840 metrų iki sekančio posūkio. Tai ką, teks taip važiuoti. Bet tai gerulis, netikėtai visiškai. Na, bent jau sauliuks pasirodė. Šviečia. Tenai turbūt tas juodas debesėlis tik tais pagazdino šiek tiek. Tai dabar žymiai smagiau. Nu ką, aukšton kalniuką pažiūrėsim, kai kur tas kelias matosi. O, brolytė. Per šalikeliai būtų gerai važiuoti, bet pagalių primėtyti visokių. Gal ton pusę. Bet ten irgi ne kažką. Nu, reik bandyti. Žiūrėsim, gal kažkur tais geresnį šalikelį rasiu. Sėsiu ant dviračio vėl toliau minsim. Žiaura. Varau tiesiai per mišką. Nežinau, kas iš to išeis. Praeitą kartą tai padangą tai pradūriau. Nu, ir mano posūkis toj bus. Bet čia negaliu žinoti, ką kiekvienas posūkis gali pasiūlyti. Dabar čia 1,5 kilometro turėtų būti vingiuot miško toks takelis. Opa, opa. Netikėtai. Wow. Ei, chebrytė. Nu, vaizdukai čia. Nu, kamera turbūt neperteikia to vaizdo, kokį aš dabar matau. Žiauriai geras.
Važiaunam toliau. Nu, šiandien šis pirmas medis, per kurį dviratį kilnoju. Lengva, easy peasy. Vienam toliau. A jūs juokaujat? Man reiks dabar į šitą kalną kilti? Nu taip. Ką mūsų čia rodo? Gerai. Ok, žiūrėjau. Koks kliūčių ruožas priekį. Labą dieną. Čia gal koks pažintinis takas, aš čia pirmą kartą esu. Kaip vadinas šitas takas? Žatskagirio takas. Žatskagirio takas. Žatskagirio pažintinis takas. Sekcija kažkur čia 13,5 km yra. 13,5? Tas apskritinis toks, žodžiu, ratu apeisi. Ok. 13 km. Jo. Nu, bet fainas takelis. Neblogai, neblogai. Mes irgi čia pirmą kartą. Irgi pirmą kartą. Iš kur atvažiavot? Vilniaus. Iš Vilniaus. Kaip ir aš. Gerai, gero kelio jums. Gerą kelią. Bet netyčia pakliuvau į pažintinį taką, pasirodo. Tai visai smagiai. Klausykit čia. Wow, užkilau ką tik į kalniuką. Ir kur būta, kur nebūta, apžvalgos aikštelė. Stojam, pasižvalgysim. Šaudzyklos kalnas. Antžagarės kitaip vadinamas kalnas. Nu, čia soliuks, atsisėdu ir grožėjasi. Nu, žinokit, ne veltui šito maršrutu važiavau jau. Vaizdeliai nerealūs. O, žiūrėkit, kaip dabar. Kaip dabar. Čia Chebryce pelkutė prasideda ir aš čia važiuoju, nu čia atrodo važiuoju. Gerai. Čia ramiai pereisim, kad neįgriūtų vandenį. Gerai. Nu jo, mūsų takas yra tenai toliau. Šaltinis čia kažkoks tai. Nu va, pasivedėm. Jis vėl gražus kelias. Žiūrėkit, ką privažiavau. Čia ne šiaip sau medis.
vadinama dragų. Nu va, baigėsi pažintinis takas. Rodiklė rodė į kitą pusę, į dešinę reikia eiti pažintiniu taku. O aš nusukau pagal savo maršrutą į kairę. Beje, nuvažiavau dabar dar tik 9 kilometrus ir beveik 400 metrų. O jau tiek daug pamatė. Kon jau kon, bet dzūkai ne vien tik tais mergų ir grybų turi, bet ir žvyrą, žinokit. Belenkiek žvyrą. Nu, kaip tokiu keliu reiktų važiuoti, ką? Kaip? Gerai, kad ne čia reikia važiuoti. Kamuts rodo tiesiai. Tai važiuojam tiesiai. Taisyklę nusižengti negalima. Ten, kur rodo, ten reikia važiuoti. Ne, nu, bet kaip kitaip? Tik pakalbėjau, kad nereikia nuo kelių važiuoti. Ir už 100 metrų. Da blogiau turbūt. Eina savo. Nu niekaip neišeina paminti. Ratas iki pusės minga. Mintis sunku. Nu, bet chebrytė taip. Vis tiek kraštovaizdis tai vertas to vargo. Bet koks čia vargas, viens malonumas gamtoje. Ir kuo sunkiau, tuo įdomiau. Jau kaip nekart sakiau, lengvas kelias, ne mūsų kelias. Nu, nežinau, kokia čia nesąmonė kamutas rodo, bet jis rodo važiuoti ten tiesiai. Bet čia vaikas yra štai kas. Skroblaus gamtinis rezervatas. Lankytis draudžiama. Todėl reikės ieškoti kito kelio. Jeigu čia važiuosim į kairę, tai teoriškai turėtume apvažiuoti šitą rezervatą ir grįžti į savo maršrutą. Čia sekundai stabtelėkim. Jeigu būčiau žinojęs, kad po šio maršruto mano dviratis prašys atostogų ir psichologo, tai čia, žinokit, būčiau sukęs į dešinę. O dabar atgal į trasą. Nu, žinokit, čia vėl tie patys ženklai sudėti ir atrodo, aš čia negaliu važiuoti. Ir štai čia kelias. Žiūrėsim, kur jis nuves mus. Ir visur palei šitą kelią yra sudėti ženklai. Nu, žodžiu, važiuoju šito keliu, a jis ėmė netikėtai ir pasibaigė. Ką daryti dabar? Turim čia kažkokią tai daubą. Bandysim keltis per ją, tada padaryti. Taip kamutas rodo dabar. Ten mano kelias. Nu, tikiausi, aš šito gamtinio rezervato sieną nepažeidžiau. Bent jau ženklų tai čia nebuvo. Nu, sako kamutas, kad mano suplanuotas maršrutas 450 metrų priešais mane. Nu kągi, kaipgi kitaip čia po to kamuto. Nu, bet nesakykit, vietą apibrėžti. Wow. Nu, žinokit, su tais kalnais tai yra tokia įdomi situacija, kad jeigu kažkur tai nusileidi, tai paskom turi ir pakilti. O, iškėlė. Nu, važiavau nuo tavo. Gal kokį grybą rasim čia. Arba breidį.
Žinot, yra toks posakis. Nemesk kelią dėl takelio. Bet ši situacija biškai kitokia. Šįkart ne aš kelią mečiau, bet kelias mane metė. Bet už šitą kalniuką jau pagal žemėlapį turi būti jų takas kažkoks. Nu, pamūts rodo, kad štai šis takeliuks yra mano kelias. Nu gerai, jeigu jau vieta ir, sėdam ir važiuojam. Nežinau, kaip jums čia viskas atrodo, bet man tai atrodo, kad čia toks pat miškas, per kurį aš ką tik bridau. Nu, vaikas, žiūrėkit, kur aš įvažiavau dabar. Ir man rodo, kad reikės eiti 1,7 kilometrų. Ir aš jaučiu sunku iš kelio, nes per tokius eglynus čia brautis yra be ryšio. Važiuosiu aš šito keliu turbūt iki rytojaus tokį tempą. Iš eglių šitų aš išeinu, paieškosiu vis geresnį kelią. Žiūrėkit, ką priejau. Čia šitas pats upeliuks turbūt, kurį aš tada kirtau. Ir man rodo, kad mano takas yra į to pusę. Ir kad kažkaip tai aš galiu ten pereiti. Ir dabar aš kaip tik grįžau į savo kelią. Ir man rodo, kad reikia eiti tiesiai žemyn. Nei aš ten nusileisiu, nei aš ten perbrisiu. Žodžiu, reikia ieškoti kitą kelią. Nu va, grįžau į savo trasą. Tik vienas niuansas. Važiuoju į priešingą pusę. Turėjau atvažiuoti šituo keliu ir turėjau nusukti čia. Bet aš pabraidžiojęs po miškus, pamatęs, kad per upelį kelio nėra, skardęs belenkokią statumą, tai tenai nebent numesti dviratį galima. Tai dėl to nusprendžiau grįžti šituo keliu, kuriuo aš turėjau važiuoti ir važiuoti visai į kitą pusę. Šitoj pusėj yra miestelis. Ar kaimas čia nežinau. Ir iki jo eina štai šitas kelias, kuriuo aš ir važiuoju. Ir pasiekęs tą miestelį, jau perbrisiu upelį, arba tiksliau pervažiuosiu. Ir toliau miško takiukais grįšim į mano kelią. Ir važiuosim atgal. Štai toks mano planas dabar. Na štai, privažiavau kaimą pagaliau. Rudne. Nu, mėly dviratininką, štai taip atrodo pusiaukelė. 18,1 km nuvažiuotas. Ir dar tiek pat liko
nuvažiuoti. Nu, pasirodo, kad čia, kur mano maršrutas, tai aš turėčiau eiti ten kažkur tai į miškus vėl. Bijau, kad aš čia vėl pakliūsiu į kažkokius tai kemsynus, krūmynus, kur nepravažiuosiu ir vėl reikės tįstis man šitą dviratį. Tai geriau aš pasirinksiu įsinešti dabar šitą savo dviratį į šitą kalną, kuris irgi nemielas atrodo, bet žymiai mielesnis negu kad tie krūmynai. Nu, pavargęs tiltelis matosi, greit reikia prašokti, pasidaryti fotkę. Važiuoju ir žiūriu ant kelio įdomus akmenys. Žiūrėkit, čia yra titnagas. Ir jo čia belenkiek daug. Įspaustas į kelią arba atskeltas belenkiek. Titnagas, dar titnagas, belekiek. Na štai, išvažiavau aš pagaliau į gerą asfaltuotą kelią, dabar šiek tiek gaziuko ir netrukus grįšiu namo. Čia visiškai jau nebetoli. Dabar jau saulė leidžias, jau vėlu daros, tie braidžiojimai per miškus labai sugaišino daug laiko. Todėl šiandien jau turbūt užteks kelionių ir nuotykių ir traukiam namiai. Dieve saugok mus. Čia ir baigsiu aš savo kelionę. Nuvažiavau nei daug, nei mažai 26,4 km. Komutas rodo, kad judėjau 2 valandas 47 minutės. Nu, turbūt tą laiką, kai braidžiojau per miškus ir ieškojau kelio namo, tai tikriausiai neįskaičiavo. Nes realiai tai kiek aš šiandien netoli 5 valandų turbūt praleidau. Ačiū visiems, kas sekėt mano šitą kelionę ir žinoma, like, share, subscribe ir iki kitų kelionių.